Šiandieną pragaras, rytoj dangus. Šeimyninis gyvenimas ne visad patogus. Senatvė. Gyvenimo rudens keliu su pensininku krepšeliu senatvė atryguoja lyg milžinas moliniam kojom. Dama ridiculis. Esu gana Legrand dama, tų metų apie nulis. Prie šono ištikimas ry, man glaudžias ridiculis. Kada lietingais vakarais ruduo į širdį žiūri, imu aš draugai rankas, ieškodama piliulės. Kadaise tu buvai gražus, iš Francijos atvykęs, juodais aksomo kailiniais tu ne vienai patikęs. Tik kaina buvo užkelta. Aukšta lyg triumfo arka, labai jaučiuosi nuskriausta lyg Laura be Petrarkos. Ta arka įveikė Stasys. Susuko mergiai galvą, palikus rūtas patvarį, palėdė amūrų. Perspėjo vyras, sodindamas mane su vaikais į kurortinį autobusą. Žiojausi jam atsakyti, kad gyvas skydas patikimesnis už nekaltybės diržą. Bet vairuotojas uždarė duris ir pajudėjome. Tetroškau vieno, išsimiegoti. 10 arų braškių, 3 kiaulės sodo tvartelėje, pulkas vištų, valdiškas darbas. Taip nuvarė, kad net vyras suprato, man reikia atostogų. Pasižadėjau parvežti namo naujais žiguliais, kuriuos neseniai įsigijome. Poilsio namuose įsikūrėme 1. aukšte. Kaimynai buvo jauna pora su dvynukais, sūnaus amžiaus. Apžiūrėjau visus kampus, amūrų nesimatė. Atlikę privalomą ekskursiją prie jūros, patikrinę vandens temperatūrą, pasivolioję ant smėlio, patraukėme vakarieniauti. Stebėjausi, kokius stebuklus daro pajūrio oras. Vaikai kirto, net ausis linko ir man pačiai viskas atrodė labai skanu. Buvo keista, kad nereikia stovėti prie viryklės, sukti galvos, ką dėti į puodą, plėšytis tarp namų, darbo ir kilometrinių eilių. Jau svajojau virsti į lovą, bet į duris atidariau ir išvydau kaimynus. Norim paprašyti, gal galėtumėt pažiūrėti mūsų dvynukus, svajojame pasišokti. Mielai sutikau. Kaimynus tarsi vėjas nupūtė, o man teko sargauti. Dvynukai pasitaikė tikri pelėdos. Užmigau, bet neilgam, nes maniškiai buvo vieversiai. Šokių maratonas tęsėsi visas likusias dienas. O aš pradėjau svajoti, kada išsimiegosiu, grįžusi namo. Paskutinis vakaras buvo laisvas, nes kaimynai atėjo atsisveikinti. Teikė sūnui dovaną didžiulę raudoną mašiną. Kitą dieną mūsų pasiimti atvažiavo vyras. Jo žvilgsnį patraukė daili žaislinė mašina. Iš kur gavai? Įtariai paklausė. Dėdė padovanojo, atsakė berniukas. Ar jūs matėte suerzintą įniršusį liūtą? Kas? Suriko maniškis. Ir nespėjus man praverti burnos, paakį papuošė žibuoklį. Grįžome tylėdami. Jokia pavėluota paaiškinimo forma negalėjo nutrinti nepelnytos hematomos. Lazdą, ortopedinius batus ir žmoną. Gauna kelionės išlaidoms 100 kartų mažiau negu jie. Ir tos nori atimti. Turiu ir biurą, bendrą su kitais. Psichikos centre. Ten mokomės piešti. Vakar piešėme svajonę. Aš nupiešiau, jog esu tautos išrinktasis. Turiu gražią nesuvargusią žmoną, nuomoju Lexusą
važinėti pas jaunas rinkėjas. Mano biuras dekoruotas gintaru, o kišenė ir piniginė pinigais. Aš turiu puikią pažadus dalijančią iškalbą. Ir valgau kiek noriu, ir mėsos, ir daržovių. Galiu nusipirkti papildų ir net vegros. O pailsėti net ir šamise nuodytame pušyne, bet Kanaruose. Bet ar žinote, kas įdomiausia? Visi mano ar panašaus likimo broliai ir sesės, tai yra neįgalieji, nupiešė tokią pat svajonę kaip ir aš. Na ir kvailiai, nes Biblijoje pasakyta, daug pašauktųjų, bet mažai išrinktųjų. O jei mylėtumės, tai būtų juokas. Aš kadaise ruošiausi sportininkės karjerai, kadangi labai buvo geri rezultatai šokiuose į tolį ir į aukštį. Tačiau 8 klasėje nelaukta trauma, ta visa svajonė sužlugdė. Na ir netgi metus teko praleisti namuose. Be mokslo, be nieko. O baigus vidurinę, ten, kur norėjau įstoti, pritrūko 1 balo. Tada baigiau iki mokyklinių įstaigų, įsigijau auklėtojo specialybę, bet nei 1 metų nedirbau, nes bijojau dirbti su vaikais. Ir tada nutariau studijuoti Kauno Prano Mažylio medicinos mokykloje, įsigyti teisinę specialybę. Bet kadangi buvo labai didelis konkursas, o tais laikais su mažesniais balais priimdavo tuos, kurie turėdavo darbo stažą. Aš nuėjau dirbti į paštą dar metus, ten darbas labai nepatiko, bet užsidirbau tą stažą, įstojau ir tą profesiją įsigijau. Dirbau joje maždaug 16 metų ir paskui, kaip sako, mūsų uždarė, ėjo etatų mažinimas ir man pasiūlė darbą policijoje. Darbas buvo baisus su nepilnamečiais, man labai nepatiko ir jau paskutiniais metais buvo toksai etatas spaudos atstovo. Tada jau darbas labai patiko ir dirbau, tačiau vėl atėjo etatų mažinimas ir teko išeiti į pensiją. Rašiau ir tada po truputį, su to rašymu tai būna visokių kuriozų. Vat Marius turbūt atsimena, kaip jis buvo meninio skyriaus vadovas, taip. Ir, žodžiu, aš jam atiduodavau savo humoreskas. Ir buvo tokia humoreska, mergaitės, saugokitės romantikų. Ir Marius pamiršo uždėti, kad tai humoreska, žodžiu. Ir po kiek laiko spausdino laikraštis. Aš susitinku vyro tetą ir jinai sako, tai ką, jūs skiriatės? Ne, sakau, nesiskiriam. Taigi, sako, tu parašai, kad reiškia jį palieki, augini dukrą ir laikai namuose lasdą žentui romantikui. Ne, teta, sakau, tikrai čia, sakau, yra humoreska, aišku, jinai nepatikėjo. Tokių va visokių, sakau, būna humorą rašyti. Nėra lengva, tačiau jis yra labai nedėkingas, kadangi va toks va atrodo įvykis ir paskui viskas pasibaigia. Aš jums noriu paskaityti tokį satyrinį eilėraštį, jeigu atsimena, kai buvo generiniai vaistai įteisinti. Ir yra toks Salomėjos Nėries eilėraštį, šią naktį pas mane Karmen atėjo, jeigu atsimenat. Tai čia yra parodija. Šią naktį pas mane Jose atėjo. Jose, ne Eskamilijas jisai vardu. Atstatė pistoletą, pastovėjo ir tarė. Šausiu, arba duosi pinigų. Krūtinė jo gražiai alsavo, virpėjo lūpa kruvina. Karmen, raudona rožė jau nuvyto, tavo brangiausia dovana. Ne, sušukau, priminsiu habanerą. Nuvytos rožiai laikosi spigliai. Jos dovanojo man Don Aurelijus, kai gydė širdį vien generiniais vaistais. Nes jie nužudo meilę ir nuvysta rožė. Klausyk, amur, amur, enfant de bohema, kur
man surasti meilę, atgaivinti širdį, jei pensija tokia maža. Chose iššovė, buvo jau pamiršęs, kad nuo jo rankos kartą jau žuvau. Generinės jo kulkos lėkė vis pro šalį, amur, amur, aš habanerą dainavau. O su naktim pradingo ir Chose. Tik kulkų aidas ausyse skambėjo ir keistą dovaną paliko man. Netikrą rožę. Taip Aurelijus norėjo. Ačiū. Kas nupirko stamanėlę? Pirko A, šaukė B, gavo spriktą 3 kart C. Trim, drim, drimbacėlė, ta išdyko samanėlė. Bet pati nenuvitau. Tavo gidargelė kryto ir nekyla, kiek žinau. Pats buvai lyg bijūnėlis, žaliavai, raudonavai, skiniai, laužiai, rūtužėlės, kiek pajėgiai, negražiai. Vai raudojo mergužėlės, suviliotos pažadų ir vadino motinėlės negražių tave vardų. Vis žiūrėjai į darželį, kur pasėjau rūteles ir laižiais lyg katinėlis palei pieno puodeles. Aš bijojau motinėlės, netikėjau pažadais ir žaliavo žolinėlis po kelnaičių pamatais. Ir prabėgo mūsų dienos. Likom vieniši abu, lyg grebleliai ant ražienų, be vaikų, bendrų namų. Gal reikėjo pažadėti, gal reikėjo pamylėti, vasarėlė nulingavo, baigė rūtos nubirėt. Nieko sau. Parodyk. Grožį. Čia ta. Skaitomas tai jau nemoku. Tu vieną eilutę, aš kitą. Ne, tu visas eilutes skaityk. Iš Suvalkijos lygumų tenai išties mažai kalvų. O tu rodyk taip, vaikščiuk ir rodyk. Va taip va gražiai, gerai. Ne aukštim kojom. O taip, eik ir rodyk. Vieną namo parneši vyrui parodysi. Iš Suvalkijos lygumų tenai išties mažai kalvų. Keliavo ragana žavinga. Žavumo šiandien nestinga. Jo šluota buvo šiuolaikinė, su ratais tikrai nemedinė. Kur įsikurti, kur sustoti, staiga pamatė Kauno stotį. O gal Kauna? Ne, jis pasikėlęs. Nusprendė jį ir vėl gazavo. Staiga stop. Šluotas sunegalavo, nes šluotai baigęs dizelinas. Kur rast nors vieną degalinę, ji nerado. Rodiklės rodė užrašai mantrų. Tekėjo upė tarsi mantra. Likimas Jonava, išbūrė raganėlę, pavirtusi mergužėlę. Šiandien tekėjo laikas Jonavoje, Ramutė kartą sugalvoja papuošt trobelę samanotą, apšiurusią ir kiek kuprotą. Mes pritarėm bendru choru, gražiai gyventi ir visi mes norim. Į stalčius negalės uždarė, visi lik vienas tvarką darėm. Plušėjo Vilmantas, visuko varžtus, kėdes, duris, mat buvo gimęs rankui su plaktuku. Į dainorėlės plušo lik bitelės ir rodė, kad ne tik dainuoti gali. Auksinių rankų savininkės pavirto šauniom darbininkėm. Visiems reikėjo plauti, gremžti, šluoti, nebuvo kada net miegoti. Dar mūsų rankų laukė kiemas. Bei parūdyje liūdni rėmai. Reikėjo piktžolės išrauti, per rėmus teptukų pabraukti. Pabaigę darbus uždainavom, gerų emocijų daug gavom, trobelė švietė lyg paparčio žiedas, kuris per joninės atrieda eiles surimavo Gražina Čekavičienė. Gražina, antrą kartą nustebinai, pirmą kartą nustebinai, kai buvo atkurtų šventė, nustebinai tiek tu, tiek Marius, pasirodo, atėjusi prieš 2 metus, galiu sakyti drąsiai, nes Liepos 1 buvo jau 2 metai, kaip aš draugauju aktyviai su draugija, aš čia sutikau be proto daug gabių, talentingų, kūrybingų, šmaikščių žmonių. Ir jūs mane stebinat kiekvieną dieną vis naujai savo elgesiu, savo poeziją, savo dainom, savo, vienu žodžiu, viskuo.
kiekvieną dieną aš ateinu į darbą ir nežinau, kas mane laukia šiandien. Kiekvieną dieną gyvenu su nuotykiais. Tai va, ačiū Gražina už tuos nuotykius, ačiū Mariau už poeziją, tikrai tada galbūt nepadėkojau taip jau nuo dūšiaus, nes iš tikrųjų tai buvo jaudinantis renginys ir iš tikrųjų aš ne robotas. Aišku, pergyvenu, kaip čia viskas bus. Gražina, ačiū tau, šiandien diena skirta tau, popietė tau. Ačiū tau ir žinai, aš irgi noriu pasakyti visiems, kad kraustydama šitą spintą gražiąją, kuri dabar užsidarė, ne visiems matoma. Aš radus tavo knygą labai nustebau, iš tikrųjų. Aš galvoju, kad pas mus poetai yra Marius, yra šita Šatienė, yra Mykolas, bet kad Gražina išleidus knygą ir pažiūrėjau į metus, kažkas įdomaus. Pradėjau klausinėti, ar buvo kažkas, pasirodau, nebuvo. Tu taip išleidai ir tykiai gulėjai tiek metų kamputyje. Tai va, kadangi tu turi svajonę išleisti savo naujų novelių knygą, tai aš visos draugijos vardu, visų jūsų vardu noriu pasakyti, kad mes padėsim draugiškai tau šitą svajonę įgyvendinti. Taukų dėžutė ne vien tik už maisto banką. Tai va, iš jos bus skirtos pinigėliai ir tavo knygos išleidimui. Tai va, kad ant jubiliejaus būtų knyga. Pasidžiaugim, pasidžiaugim. Su kuo išleisi, kas tau Tikrai, bus, o dabar taip liūdnai pabaigė, tegu pažadus koks pabaigė. jubiliejus bus. Tai ta knyga, žinai, čia parašyti galima atspausdyti greitai, bet reikia ją išleisti. Tai va, aš iš pradžių galvojau, gal apjungsim daug poetų, bet kadangi tu kūrybos turi daug, tai bus atskira novelių knyga, atskira knyga. Tai va, ar jūs man pritarėte šitą? Taip. Kad, žinot, su taryba turiu pasitarti, tai aš šitą daiktą pasidėsiu. O dabar pirmiausia pradėsiu nuo linksmų dalykų. Kadangi Gražina gėlių neša mums visokių, tai aš nusprendžiau jai gėlių šiandien nedovanoti. Nes jinai pati šiandien mūsų gėliai. O noriu padovanoti tau kuklę draugijos rankomis sukurtą, šiek tiek pirktą, kažkas naujo, kažkas seno. Bet nuo visos širdies. Gėlės žydi, yra gėlės, kažkas paglaudžia. Kuris tau kūrybei pasidėjus ant stalo dar kartais pasakyti labas rytas. O šičia tokia pati kukliausia dovana, bet naujausia, kitais metais pažymit, kada leidžiat knygą. O mes kaimynai. Taip. Ir mes tikrai labai džiaugiamės girdėdami tavo kūrybą, kai tiesa sakoma su šypsena. Ačiū tau. Kritikė Riškutė sakė, kad tavo hobis vis dėlto humoras, satyra, reiškia, sėdėk savo rogėse, bet aš negaliu, man, pavyzdžiui, novelė patinka, pasaka